Žiūrėk, dabar Lietuva, taip, jinai kažkada buvo labai didelė, nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Tarp kitko, buvo užkariautos tokios tautos kaip baltarusų, ukrainiečių, rusų, bent jau dalis. Kitaip sakant, kas buvo lietuviai? Okupantai. Buvo okupantai, lietuviai tokie patys okupantai, kaip jūs dabar vadinat rusus okupantais ten Rytų Ukrainoje ir Kryme. Lietuviai buvo lygiai tokie patys okupantai Baltarusijoje, Ukrainoje ir biškelyje Rusijos žemių. Dabar kodėl Lietuva buvo tokia didelė nuo jūros iki jūros? Todėl, kad mongolai totoriai atsitraukinėjo po biškelį ir lietuviai ėjo iš paskos ir visko ėmė, okupavo. Tai čia nėra taip, kad Lietuva kažkaip būtų ten išskirtinė, gabi, talentinga, labai jau ten kažkaip kariniais talentais pasižyminti tauta. Ne, tiesiog susiklostė tokios aplinkybės, kad ėjo iš paskos, viską ėmė. Ir aišku, paskui labai greit viską prarado. Taip kad šito jūsų vadovėliuose nemokys. Čia buvo profesorius Laurynas Maibach.